Sveiki, aš Povilas ir aš jums pristatysiu užduotį numeris 2. Tai buvo pagal reikalavimus sukurti relation database dizainą. Frontendo nereikalavo, tai ir nedariau. Reikalavimų neskaitysiu, bet trumpai papasakosiu, kaip darbo eiga vyko. Tai aš naudojau įrankį dbdiagram.io padaryti diagramą. Čia matome ryšius, tarkim, vienas useris gali turėti daug orderių, one to many ir taip toliau. Po to buvo implementacija, tai naudojau ASP.NET. Tiesiog defaultinį projektą pasėmiau, ten Weber app'o buvo ir ištryniau vėliau nereikalingus failus, bet ką aš padariau, tai aš sukūriau modelius naudojant tai, kas čia diagramai parodyta, ir naudojant šitus steiplus. Ir toliau, ką aš padariau, aišku, sukonfigurau program.cs, čia kad jungtųsi DOM bazę, app settings, nustačiau, kad kokią DOM bazę turėtų naudoti, ir ką norėčiau dar labai svarbu paminėti, tai buvo šitas failas appdb context. Tai va čia visą tos DOM bazė, kaip turėtų atrodyti visi settingai. Ir ką aš dariau, tai aš naudojau šitas dvi komandas, kad sukurt migraciją iš pradžių, naudojau add migration, ir sekantis buvo žingsnis update database. Aš tai dariau 2 kartus, nes pirmą kartą nebuvau parašęs šitos eilutės, ir kai aš testavau, tai man tiesiog metė klaidą, kadangi aš negalėjau sukurti, pavyzdžiui, user arba kategorijos, kadangi šitas ID jisai nėra taip, kad incremented ID. Čia mes naudojame tą vadinamą GUI ID, o naudoju dėl to, kad praeitame interviu minėjot, kad geriau šitai naudoti, tai aš atkreipiu dėmesį. Tai aš šneku apie šitą. Ir kas dar, tai atrodo, jeigu mes naudosime Swaggerį, tai šitaip. Ten, pavyzdžiui, jeigu norim pasižiūrėti kategorijas, tai galima ir taip pažiūrėti. Ne, čia dabar. Tai turime vieną įrašą, arba aš dar žiūrėjau, pavyzdžiui, galima tiesiog per API pasižiūrėti. Tai tiesiog gaunam JSON formatą. Ir useriai irgi panašiai. Turim vieną userį, vieną kategoriją. Dėl laiko stokos daugiau netestavau. Tai dar ką čia norėčiau paminėti. Galima būtų plėsti, sukurti frontendą arba bet kokią frontend frameworką naudoti. Tai gali būti paprastas JavaScriptas arba React.js arba netgi Angular. Nes mes tiesiog darytume tos API callus ir tiesiog displayina ir viskas. Tai tiek. Ačiū už dėmesį.